Iš Druskininkų. Labadiena. Labadiena. Klausome jūsų. Žinot ką, jūs objektyvios informacijos negausite, kadangi moteris, priimantis skambučius, tardo, ką sakyti. Taip, bet tai labai teisingai daro, labai teisingai daro. Tai ką jūs norite pasakyti, ponė Antanina? Antra, aš pragyvenau, 36 metais esu gimusi, pragyvenau tą laikotarpį ir viską mačiau. Sakykit, kur dabar geriau? Žemės ūkį, moksle, medicinoj, darbininkams, tarnautojams, kam dabar geriau? Man atrodo, visur yra, visose išvardintose srityse yra žymiai geriau negu sovietmečiu. Pavyzdžiui, aš netekau maitintojo, aš gavau pensiją, aš galėjau pragyventi ir visi mane užjautė, visi padėjo. Kas dabar atsigręžia į žmogų? Niekas, viens ant kito tik tai. Anksčiaugi šito tai nebuvo, gyveno visi draugiškai, gražiai. Ačiū, ponė Antanina. Blogis yra tai, kad anksčiau žmonės geriau gyveno, dabar... Labadiena. Klausome jūsų. Aš irgi taip pat užaugau tarybiniais laikais, galima sakyti, bet iš tikrųjų viskas buvo, kaip ir sakyti, nemokama ar mokama, bet žmonės paprasčiausiai gyveno, paprasti darbininkai, ir buvo oriai nustatytas jų gyvenimas. Jie nebuvo žeminami, jie gaudavo normalias algas, kad galėjo pragyventi, ir niekas nesidairė, kas daugiau turi. Taip mes ir užaugom. Nes tiesiog niekas neturėjo daugiau, nebuvo į ką pasidairytis. Po nepriklausomybės iš karto atsirado kasta, kuri pirmiausiai leido viską išvokti, gavo sklipus, gavo rentas, gavo visą kitą. Dabar sėdi valdžiai, taško pinigus milijonais, jūs galvojate, kad žmonės šito nemato, jie viską supranta. Žmonės nevilti ir nereikia pysti, kad žmonės taip galvoja, kad buvo geriau. Tai yra realu. Dėkojame, ponė Veronika, už jūsų nuomonę. Supratome, dėkojame. Dabar norėčiau mūsų